Prieš Velykas prekybos centrų lentynas nukloja įvairiausių kiaušinių dažų paletę. Pasirinkus tokius dažus, kyla klausimas, ar jie nepakenks mūsų sveikatai, ar tikrai nuoširdžiai galėsime džiaugti šią šventę. Perskaitę kiaušinių dažų etikečių sudėtį, nustebome, kad juose slepiasi daug maistinių priedų. Todėl nusprendėme išsiaiškinti, kokie dažai nekelia grėsmės mūsų sveikatai – sintetiniai ar natūralūs. Margučių dažymui reikės norimos spalvos – morkų, violetinio kopūsto, petražolių, ciberžolės, burokėlių, špinatų ir svogūnų lukštų nuovirų. Į puodą įpilame pusę litro vandens ir užkaitiname iki virimo temperatūros. Pradedame puošti kiaušinius. Vienas iš marginimo būdų – lipni juosta, kurią klijuojame įvairius ornamentus. Į verdantį vandenį įdedame tarkuotą morką. Gautą masę įdedame į indą kartu su kiaušiniais. Taip pat kiaušinius puošiame lipdukais. Gaminame ciberžolių nuovirą ir juo užpilame kiaušinius. Dekoruojant, panaudojame ryžius. Paruošėme violetinių kopūstų nuovirą ir juo užpilame kiaušinius. Į vieną indą įpilame šaukštą acto. O į kitą įberiame sodos įvairiems atspalviams gauti. Vaškinė kreidele piešiame ant kiaušinio įvairiausius piešinius. Su svogūnų lukštais atliekame tos pačius veiksmus, kaip ir su kitais produktais. Kiaušinį galime dekoruoti naudojant vašką. Su špinatais ir petražolėmis darome analogiškai tą patį. Siūlais apvyniojame kiaušinį. Burokėlius įdedame į puodą ir jais užpilame kiaušinius. Visokiausias žoleles ir lapus pridedame prie kiaušinio ir įdedame į pėdkelnę. Išvirtami su uogomis užpilame kiaušinius. Kiaušiniai natūraliuose dažikliuose turi pastovėti keletą valandų. Taip pat kiaušinius nudažėme nenatūraliais dažikliais. Rezultatus pateikėme čia.